Sveiki, mano vardas Edas ir šiandieną susitinkame su Renku Lietuvą ant 2 ratų. Antram epizode. Čia turime mano brytvą vadinamą. Įrodymas, kad esu Vilniuje, kažkur fone, man atrodos, yra. Nu ir šiaip, mocas, čia irgi. Šiandienos planas yra nuvažiuoti į elektronikos ir energetikos muziejų Vilniuje, pasiimti šitą magnetuką, o toliau aš esu jau paruošęs įdomių kelių, per kuriuos galim Vilniui prasivažiuoti, nes nemanau, kad man apsimoka senamiestį kažkur eiti, nes, sostiniai visi čia viską žino, o vėliau varysim, manau, ir Vilniaus rajono magnetuko. Tai manau, kad galim žymėti vietą, pasižymim, neleidžia kažkodėl. Žymėti vietą, valio jūs pažymėjote vietą ir mes turime pasižymėję Vilnių. Tai gerai, šok ant savo moco ir bandau važiuoti. Tai šiaip kalbant apie orą, šiandien iš viso turėjo žadėti, rodo, telefonas, kad lietus, žaibas, lietus ant lietaus. Bet aš nematau to lietaus. Aš nežinau, kur tas lietus dingo. Nėra lietaus. Tai gavas taip, kad važiuojam magnetuku, nes šiaip neplanau šiandien, bet tada reikia planuoti ir važiuoti. Tai gal netyčia nepermirksim kažkur šlapiai. Palei debesis atrodo, kad viskas turėtų būti gerai. O mes galim dar taip gražiai padaryti mieste. Šiaip tai prieki, artėjam prie man turbūt Vilniui mėgstamiausias ir gražiausias gatvės. Gal ten labiau ne gatvė, prospektas. Man ten ir su mašina, ir su mocu patinka prasivažiuoti būna. Kaip su mocu, ten tik vieną kartą važiavau. Biški užsimiegojau prie žalios, bet ne vienas šalia Bemsas irgi užsimiegojo. Tai man realiai čia patinka pravažiuoti, nes vienoj pusėje, kitoj pusėje dangoraižiai. Ką žinau, visai neblogai. Čia žalumynų biški, medukų prisodinta, labai čia, nežinau, man gražu taip gali pravažiuoti. Tikriausiai reikia patiem pravažiuoti, kad tą vaibą pajausim, nes toks yra toks visai neblogas, smagus. Ui, Karočią papypinau bereikalingai. Dabar į fūrą žiūriu. Nieko tarpo nėra, kur pralysti per tos remontus. Ta pipinės mygtuką galėjo ir kitur kažkur sugalvoti. Ar reikia prie posūkių dėti. Kas čia dabar ir čia? Tai kaip man čia suvažinė dabar? Čia jau sumastė kažką paremontuoti. Oi, koks gulins mentas iš akmenukų, iš žvyro, iš visko. Aš jaučiu ne čia atvažiavau. Aš ne čia atvažiavau. Eik, ne. Čia. Čia. Energetikos ir technikos muziejus. Davai. Ko cypia tas mocas taip? Pastatysiu. Čia gal kas, kad nereiktų mokėti. O, čia dar matau Italijos ambasadą. Geras. Čia žiūriu Italijos ambasadą. Tas muziejus mūsų. Aš į muziejai tai tikrai neįsiu, bet reikia magnetuko. Kaip matau, dirba. Sveiki. Turit magnetukų surinkti Lietuvą? Jo, yra Vilniaus, taip, aišku. 3 eurai bus. Kortelę galim, taip? Jo. Daug turit? Nesiniai pradėjau rinkti, tik Klaipėdos rajoną turiu, kadangi iš tenės. Tai dabar po darbo atvažiavau čia. Gerą rinkimą, prašau. Ir ačiū. Viso. Gerai, turim. 3. Vilnius. Vilnius kaip ir priklauso, Geležinis Vilkas, pilis ir televizijos bokštas. Tai vienu žodžiu, turiu magnetuką. Dabar man reikia tik nuvažiuoti kūro užsipilti būtinai. Dar pasikeitimas nuo praeito epizodo, kad turiu kelnes su apsaugom šį kartą. Nežinau, aš kiek mato dabar per tą kamerą. Ir šiaip pakeičiau galinę padangą, pakeičiau priekinę padangą, priekinių stabdžių diskus moco dar. Tai čia toks pasikeitimas. Ir aš nesuprantu, man vis tiek cypia ir aš nerandu, kur cypia. Bet dabar cypia kitaip, pastoviai cypia, nebestabdant. O stabdžius nuspaudus tipo jau nustoja. Taip čiut, jeigu spusteli. Tai galite ir į komentarus parašyti, jeigu turim čia motociklų specų, tai žinokit, priimsiu tikrai patarimą, ką padaryti. Nu tai kur aš dabar važiuoju?
Tai važiuoju į Tuputiškių šitą serpantiną. Tai yra vienintelis Lietuvos serpantinas. Ir jis yra Vilniuje, naujoji pavilnioji kažkaip ten, man rodos. Net pats nesu buvęs, neįsivaizduoju, kur tai yra, va, GPS-as yra, tai pamatysim. Ir jis ten yra akmenim grįstas. Tai irgi labai, labai įdomu. Šiaip, kur tas žadėtas lietus, aš neįsivaizduoju, man yra belia kaip karšta. Laukia dabar jau rodo 22, man rodos, laipsnis. Turbūt sakysite, 22 laipsnių yra čia karšta, čia yra šilta. O jūs pabandykite apsirengti moco aprangą ir pasivažinėti. Va taip, va. O tai sakysit, tai tu pats kaltas, kad tu su apranga važinėjai. Aš noriu saugiai važinėti. O tai sakysit, tai kam tu iš viso tu moco važinėjęs, jeigu tiek nusiskundimo? Aš nesiskundžiu, aš tiesiog sakau, kad karšta. Aš nesiskundžiu. Ta prasme, tam čiuveliui tai respektas. Jis mane tiesiog leido. Aš nelabai norėjau lįst, bet mačiau, kad jis pasitraukė. Tai galvoju, nu gerai. Tada jau... O ta Tesla ką čia daro? Ai, biškį nesupratau čia ką tik eismo, bet man reikia čia į kairę. Geras. 2 mopedai pravažiavo, tai nieko, bet tas 125 tai pakėlė man ranką netgi. Gerai mes, oi, kaip užsiguldom. Ferraris! Apgavau, jūs ten buvo korvetė, tai nieko įdomaus. Tiesiog raudono, todėl ir sumaišiau. Taip žinau, neskiriu Ferrario nuo korvetės. Čia yra Harley Davidson Triumph. Wow, kokia parduotuvė. Man tai Hondos reikia. Šiaip net nežinau, ar Lietuvoje yra Hondos padalinys turėtų būti. Šiaip nežinau, kur aš čia važiuoju, bet aš visiškai tarp kažkokių namų atsidūriau. Blemba, čia toks rajonas, kur aš net nesu važiavęs niekada. Kur nutipo, aš dabar važiuoju, tai ne vien jum naujiena, bet ir man naujiena čia. Ai, žinau, čia ta sankryža. Šitą žinau vietą. Jo, kai barakė gyvenau, čia tekdavo pravažiuoti, kai gyvenau Saulėtekį. Dar studentavimo laikais. Čia šiaip labai fainas keliukas. Čia dar skaitos Vilnius ir jūs pažiūrėkit, kokį mes kelią turim tokį. Kaip vėsu čia! Tai buvo karšta, kaip dabar gera! Belia kaip gerai! Šalia upė teka. Aišku, jūs jos tai nematysit. Tai čia jau žiūrėkit, kaip serpantinas. Man tai patinka tokie keliukai. Aš galiu važiuoti ir važiuoti su mocujais. Aš jais mėgaujos tiesiog. Žiaurę ir smagę tokias kelias pravažiuoti. Jūs net neįsivaizduojat. Eik, jūs pažiūrėkit, čia galima. Ten dar vingio bus, jūs pažiūrėkit, kaip yra smagiai, kaip man patinka. Net voice crack apturėjau. Ai, ir mums čia sukt kažkur. O, geležinkelis, a čia reikia sustoti? Stop ženklo nematau. Bet lyg ir ne. Bet sustoju dėl viso ko, bet šviesoforas nedega. Gerai, čia tai nevažiavęs. Ne, aš apgavau, man rodos, šitų kelių nevažiavęs. Čia neveda, man rodos, link barakų. Nebent su mašina man tiesiog kitaip jie įsivaizduojami yra. Nu ir čia tiesiai pavažiavus mums turėtų būti tas serpantinas jau. Koks čia siauras keliukas. Geras. Čia takas aplink Vilnių pašonė yra. Žiūrėkit, aš čia kažkur kylu į kalną. Jo, palei navigaciją matau, kad jau priekis serpantinas turėtų būti. Va, jau ir ženklas yra Tuputiškių serpantinas. Čia net laiptai, žiūrėkit, į viršų padaryti. O mes... Aš nežinau, ar čia gera mintis buvo su moto atvažiuoti, bet... Eik, tu savo, gerai, man reikia šalmą atsidarinti, aš uždusiu. Pažiūrėkit, vienintelis Lietuvoje serpantinas. Eik, tu savo, su moto, tai čia, žinokit, ne pats maloniausias serpantinas. Kalnuos su mocu serpantinus įsivaizduočiau kitaip negu čia. Nes čia tai biški toks bum 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 bum. O galiu netyčia ir pagriūti.
Nu jo, posūkiai staigumo tai tikrai serpantiniški. Žiūrėkit, oi, nebeskubam, kaip mėto priekinį ratą. Eiktų, bet čia man visas detalės to iškratys, man atrodos. Eiktų sau, bet tai čia kiek akmenukų. Brum. Pala, palei navigaciją matau, kad man atrodo Stuputiškių serpantinui viskas čia. Eiktų sau, čia ne tik ir moco dalis išlakstys, bet ir mano visi sąnariai. Viskas? Nu jo, ko reikėjo norėtis, gi Lietuva. Oi, kaip cypia. Ai, nu ir čia tiesiog į gyvenvietę. Tai čia dvi gyvenvietės tiesiog jungia. Bet kaip fainiai, kad akmeninis paliktas kaip seniau. Žinot, aš gal noriu apsisukti tada. Čia nieko nėra, tai aš apsisuku. Nu taip, ir ten mačiau buvo ale aikštutė kažkokia, galim biškį staptelėti. Čia reikia nenuneštų kažkas, kiek gali tas ratas ir gerai. Tuputiškių serpantinas. Nu tai jo, mes jau pravažiavo. Tuputiškių geomorfologinis draustinis. Čia draustinis kažkoks. Tai mes čia gal galim ir pasivaikščiot kažką. Pažiūrėti. Bet aš tikiu, kad čia, pavyzdžiui, jeigu žiūri Vilniečiai šitą video, tai jiems irgi jaučiu naujieną. Kažkodėl tokį turi įtarimą. Nu, nes aš Vilniuje 6 metus gyvenu, irgi nežinojau iki šiandien, kad čia yra serpantinas. Darbė tiesiog kolega pasakė, tai tu čia nuvažiuok. Davai, čia staptelėsiu. Pasižvalgom biškį. Oi, kojelės neina. Op. Neis pastatyti. Ai, ant akmens išėjo, gerai. Oi, kokia čia tyla iš tikro. Aš šitaip ramybę sudrumščiau. Tai vienu žodžiu, aš tik dabar supratau, kad čia, žinokit, aikštutė ne parkingui nesustot. Čia yra prasilenkimui. Nes tik kelias toks siauras, nu ir tai... Nes realiai mašina pravažiavo. Nu va, prasme, kelias yra tik vienai mašinai. Nu tai jeigu ten parvažiuoja, tu neprasilenksi, tai čia aikštutė prasilenk. Nu kas čia pas mane taip cypia? Nu blemba, lyg atrodo viskas gerai, bet tai... Pabandau paėt biškį toliau. Ir čia tęsias 100 km takas aplink Vilnių dar. Per šitą serpantiną. Biškį pabandysiu paėt čia šitų laiptais. Bet šiaip čia nieko daug nėra. Gal nepavoks, aš galvoju, man šalmo nuo motociklo. O, žiūrėk, aikštutė. Ai, čia tas pats serpantinas. Norėjau sakyti, tai aikštutė. O žiūrėkit, soliukas prisėsti. Nudažyta, gražu viskas. Nu tai ką aš galiu pasakyti, nu nieko čia daug nėra. Nu, tipo, serpantinas ir tiek. Bet tiesiog tas faktas, kad Lietuvoje toks yra. Tiesiog padarytas, nu tipo, kažkas nėra specialaus, bet tas, kad čia yra vienintelis. Man atrodo, kad vienintelis Lietuvoje. Blemba, gal klystu ir čia yra vienintelis, gal akmenim grįstas, bet man taip atrodo, kai Googlinau rašė, kad vienintelis Lietuvoje tiesiog serpantinas. Pažiūrėkit, naują padangytę, kokia šilta. Čia irgi nauja. Nu, daugiau nieko nėra, aš manau, judam. Eiktų, na, va čia tai yra tokia klaida. Aš net nekomentuosiu, ką aš padariau ką tik. Jeigu žinai, tai žinai. Jeigu nežinai, tai gėdos nesidarysiu. Tai dabar tuo serpantinu reikia ir nusileisti. Oi, tu sau. Gerai, sustabdžiais tai tikrai kažkas yra, reikės pasižiūrėti. Bet jie veikia. Eik tu sau, brum. Trrrr, arkly, trrrr. Nu kaip ir beveik nusileidau, mašina iš priekio tik parvažiuoja, reikia manęs nuskintų. Nu dabar jau nusileidęs. Nuostabu. Jūs pažiūrėkit čia serpantinas koks. O taip, wow. Žiūrėkit, matot gulinti policininką? Wow, o taip. Ir jeigu sakysit, kad taip nelegalu, šiaip aš pravažiavau jį kelio važiuojamąją dalimi savo juostoje.
Tai čia aš manau yra legaliau labiau negu štai, kai tu kamštyje kerti per vidurį visą kamštį. Kas irgi yra legalu. Žiūrėk. Bet aišku, taip darant hebra, jeigu darysit, tai vis tiek biški, bum, prilėtinam, nes nugulintis policininkas reiškia pavojų kažkam arba kad gali iššokti mašiną. Tai biški, palėtinam, kad ir žvalgomės ir nebūnam nunešti, būnam sveiki ir gyvi, va taip. Kokia vieta, vau! Kur aš čia? Ar aš čia Lietuvoje? Upė! Tai vienu žodžiu, kadangi aš greit užsukau į namus, turim šitą magnetuką. Ką aš dėmesį atkreipiu, kad čia yra PM3 iš 60, aš jau nuo galo pradėjau jūs rinkti. Šiaip neatsimenu, kelinti buvo Klaipėdos, bet tikrai, man atrodo, 14 kažkur, kažkas plius minus tokio. O Vilnių, mes palei žemėlapį, jeigu taip, tai jeigu važiuosi, čia autostrada, čia bus Kaunas, čia Vilnius, kažkur plius minus čia, manau, turėtų plius minus taip apsijungti, va taip Lietuva. Ne, nors gal čia. Žemiau biški. Paskui, kai viskas susijungs, tai matysis vaizdas ir pasitaisys, kur turi būti tas Vilnius. Tai gerai, buvau užsukęs namo, pasistiprinau biški, magnetuką ant šaldytuvo uždėjau, galim įdėti toliau. Tai kur aš noriu dabar jūs nuvežti? Tai yra gal pravežti tiksliau. Tai aš norėčiau jūs pravežti vienam iš savo mėgstamiausių kelių Vilniuje. O Kalvarijų istorinis draustinis. Ir realiai pravežu šitų kelių ir mes jau judam link Europos geografinio centro, kuris yra už Vilniaus jau ribų, Vilniaus rajone. Tai va, man šiaip va šitas kelias čia yra už Žirmūnų, nežinau, čia Verkių nacionalinis parkas gal gali būti, labai klystų jaučiu, bet kažkas Verkių. Bet čia dar nėra, čia dar kol kas tik tais paprastas gatvelės, kur žmonės gyvena, kur remontuoja kelius. O čia prasideda tas kelias, jūs pažiūrėkit, palaukit. O, čia yra upė. Šalia kelio. Man tai patinka šitas kelias. Dabar jau nieko nebesimato, visi medžiai užstoja. Ir jis visai vingiuotas. Su mašina man žiauriai patinka čia. Čia kai važiuoji žiemą, tai labiau matos čia viskas. Dabar, taip vasara, tai jo, žaliau. Važiuokit. Ir va, pažiūrėkit, čia taip iškirpta taip iškirtos toks tunelis. Matot iš medžių? Žalias. Taip suki. Čia turbūt Vilniui vienas mėgstamiausių mano kelių ir aš norėjau dabar su šitam keliui pravažiuoti su motociklu, nes su motociklu Vilniui dar ne taip ilgai važinėjus. Žiauriai, ta prasme, smagus ir gražus kelias. Va, Verkių architektūrinis draustinis. Sakiau, kad čia yra Verkių kažkas. Gal ne nacionalinis parkas, bet draustinis tai tikrai. Jūs pažiūrėkit, va, kiek upės. Čia prie pat upės. Visiškai. O čia dar yra ir baidarių nuoma kažkieno. Aišku, nežinau, reklamos kaip ir nepadariau. Bet tikrai smagus kelias, prasme, va tokiu miškučiu. Taip, wow. Tikrai smagu ir gražu. Tas visas medžių tunelis. Tai viskas, šito kelio išvažiavo. O, čia naujas kelias. Čia link Žaliųjų ežerų. Aš šią vasarą net nevažiavau čia. Eik tu savo. Naujas kelias. Tai vienu žodžiu, judam mes dabar į Vilniaus rajoną. Europos geografiniam centre yra infocentras, kur galim nusipirkti magnetuką ir pagal viską jis turėtų nebedirbti. Nes jis dirba tik iki 3 valandų, tai man reikėjo realiai iškart po darbo, kai 1 valandą baigiau nulėkti ten. Bet yra kaip yra, norėjom Vilnių patirinėjom Vilnių. Ir man navigacija rodo važiuoja 23 km 24 minutės. Priekyje turime irgi draugelį ant 2 ratų. Tai va, šiaip labai fainiai, naujas asfaltas, labai smagu. Į čia man rodo išsukti, aš čia net nesu niekada sukęs, aš visada tiesiai važiuoju čia visur. Tai mes jau čia į Molėtų plentą ten šoksim. Nes tipo, daugiau ten, man atrodo, mums taip nereikia, nes Europos centras ir yra ten. Ir šiaip dabar, fun fact, tai Europoje esu aplankęs 24 šalis. Bendrai, aišku, 32, bet ne tema. Ir niekada nesu buvęs Europos pačiam centre.
Buvau pietuose, buvau kažkada šiaurėje, nu pačioj šiaurėje nebuvau. Buvau vakaruose, bet centre tai ne. Na, aišku, šitas centras tai tipo yra geografinis centras, jis nėra, kad ten ES valstybių, o kaip žinome, Europos žemynas eina iki Uralo kalnų, tai ten net įeina Rusija, Gruzija, man rodos, Sakartvelas, nu, tai kaip jau pavadinsi, man rodos, taip nesupyks niekas. Armėnija lyg ir ten iki Uralo kalnų, gal klystu, bet man rodos, kad įeina šitos šalis dar į Europos geografiją. Geografiniu mastu. O žiūrėkit, mes čia visai per gyvenvietę pravažiuosim kažkokią. Ir geografiškai niekada nebuvau aš tame Europos centre. Ir vienas dalykas, aš esu ten buvęs pravažiavęs, bet niekada nesustojau ir nenuėjau ir neatsistojau ant centro. Tai ką dabar mes padarysim, aš manau, yra puikia proga man tai padaryti, nueiti ten ir atsistoti centre. Bet ta prasme, pradedu Vilnių pažinoti iš naujo. Aš nežinau, aš dar nemačiau Vilnių ženklo, kad būtų nubrauktas ir čia kažkokios stato naujas gyvenvietės. Tai čia jaučiu skaitysis kaip Vilnius miesto teritorija, ne rajono. Bet rimtai nėra tekę man čia važinėtis. Tai man čia visiškai nauji keliai. Čia žiūrėkit, turėčiau iš priekio praleisti, kas pravažiuoja. Tai eikit, nereikėtų. Aš tiesiog galėčiau per šoną pravažiuoti. Šiaip aš labai laukiu tokių miestelių, kai prasidės kažkur toliau nuvažiuoti, pavyzdžiui, nuo Vilniaus. Aišku, kartais vis tiek serijos grįš ir iki Klaipėdos, bet tai laukiu ir ten tada, kad tipo toliau nuo tų apylinkių mano pažįstamų nuvažiuojam. Nes, blema, šiaip yra Lietuvoje jaučiu kampelių, kur tikrai nesu matęs, buvęs ir net nežinojęs, kad tokie egzistuoja. Žiūrėkit, tokį žieduką padarė. Taitojų stoteliai. Kam tas Taitojus čia? Sveiki atvykę į Vilniaus rajoną! Iš Vilniaus važiavome į Vilniaus rajoną. Kalinas baigėsi, bus Didžioji Riešė kažkur. Į Vilnius į ten 14, Utena 82. Mes judam Utenos kryptimi. Davai, tai ką tu bemsas, galvau, kad suksi. Utena 82. Iki Utenos ir aš nuvažiuosiu. Pažiūrėkit, rato futbolo areną. Po kokiu čia balionų ta arena? Hebra su traktoriai čia negalim, o ne. Gerai, kad mes ne traktorius. Eik, tu sako, kokie lietaus debesis pareina. Bet aš labai tikiuosi, kad to lietaus mums tai neužduos. Jaučiu, čia manęs laukia 12 km iki to Europos centro, va toks kelias. Tiesiog tiesus ir viskas. Pažiūrėkit, koks tunelis. Eik, o viršui tai tiltas, kelias. Nu gražiai čia padaryta. Ant telefono aš matau porą lašiukų užkritusi. Man atrodo, čia bus tas lietus, apie kurį kalbėjau aš. Eik, tu sau, mums čia reikia Europos centrą nusukti. Ir aš negaliu iš čia nusukti. Man reikia nuvažiuoti pirmo toliau. Ten apsisukti. Ir tik tada prie to pakliūsiu. Ta prasme, rimtai, jeigu tu nori iš Vilniaus pusės pakliūti prie Europos geografinio centro, tu turi pavažiuoti dar 2 kilometrus, kad apsisuktum ir grįžtum savo tą atstumą. Gaila tikrai, kad taip kažkaip padaryta, bet ką jau padarysi. Nu jo, ten atitvaras, jeigu ten žmonės stovinios, lauksi sukti, bus ir avarijų, ir kamščių tuo pačiu metu. Žiūrėkit, golfo ženkliukas. Nu va, turime Europos geografinis centras, bet golfo ženkliukų, ta prasme, ket knygoj manęs nemokė tokių, žinokit, regitroj nebuvo. Nelegalus ženklas. O žiūrėkit, čia rimtai golfas. Žiūrėkit, čia net golfo gatvės skaitos. Čia golfo aikštynai geras. Bet kaip žolė gražiai nupjauta lygiai. Norėčiau irgi golfą, tai pū. Galit mane golfas pasponsorinti su 100 peržiūrų, kad galėčiau pamušinėti golfą. Aha, ten matau, kad ten nebegalim, ar ne? Ačiū autobusu. Tai aš gal ten pasistatysiu kur nors. Atvažiuoju, čia kažkoks stendas. Tai va, turime Europos geografinį centrą. Ir nors šią garbę savo prisiskiria keletas Europos šalių, remiantis Prancūzijos nacionalinio geografijos instituto skaičiavimais. Jo, kaip supratau, vienintelis centras yra čia Lietuvoje. Čia, kaip matau, daugiau kalbų parašyta apie tai. Tai va, su savo hondelė iki Europos centro atvažiavau nuo Klaipėdos, įsivaizduojat. Na gerai, gal ne per vieną dieną nuo Klaipėdos. Pasižiūrėkit, čia kiek žmonių klijuoja visko. Gali ir mes savo lipduką užklijuoti kokį.
Bet neturim. Tiesa, iš tikrųjų vos nepamiršau, kol aš einu iki to Vilniaus, sakau, iki Europos centro, aš galiu pasižymėti vietą. Valio, turime Vilniaus rajoną. Galim. O prisizūminus, jau didėja žemėlapis, daugėja. Tai čia toks tipo keliukas, kaip mašinai važiuot, bet neleidžiama. Ten baltas ženklas visiškai pastatytas ir parašyta tik su leidimais. Viršų kažkokia yra sodybėlė, kur galimai gali būti mūsų magnetukas. Bliama, bet taip vaikščiot su šalmu, su apranga. Dabar 2 laipsniai yra, tai yra reikalų. Į kalną. Durys, kaip matau, atidarytas. Sveiki. O turit magnetuką išsirinkėt? Jo. Tai grinais, ar ne? Kiek? 2? Bliam, ir neturėsiu gražos. Aš turiu dar eurą. 6 kiek jūs turit? Nu, tai bus gerai. Na, aš vėl iš rudų suskaičiuočiau, jeigu. Nu, jeigu bus, tai... Čia euras. Jo. Nu, tai va. Gerai, ačiū. Visam. Viso. O čia į ką droną galim pasikelti? Galim. A, supratau. Gerai. Ačiū, viso. Reikia turėti monėtų. Tai žiūrėkit, magnetukas toksai, 3,7. O sakiau nebegausiu. Aplink Vilnių užsidės. Šiaip didelis, tikrai didelis. Nu tai ką, Vilniaus rajonas. Dedam kažkur. Taip pat, kad lygiai būtų. Eiktų, bet kai apgaubė gražiai. Ir ką? Turime 2 rajonus, 2 miestus ir rajonus. Pildysim daugiau. Tai šitą magnetukė yra, žiūrėkite, Europos centras pažymėtas, ne į koordinatės parašytas. Čia Europos centras. Čia, kaip suprantu, yra šitas Medininkų pilis. O čia šiaip tipo verbos, nes jos, Vilniaus rajone buvo populiarios. Dėl šito nežinau, nieko neparašyta, kas čia yra. Ką mes turim toliau? Čia, man atrodo, visų Europos vėliavų. Visos Europos vėliavos. Gali būti, kad taip. Bet nežinau, ar sąjungos, ar tiesiog Europos. Ir man įdomu, kur tas centras. A, jis čia? Ne čia. Ne, šiaip kiek žiūriu tas vėliavas, tai jos visos yra Europos sąjungos. Nėra, kad ten būtų tik Europos žemyno. Šiaip keista, kad aš čia vienas. Gal dėl, kad yra penktadienis 4 valanda. Eiktų, koks stulpelis to centro. Toj prieisiu parodysiu ir jum. O toks su kompasu. O tai tas centras kur? Čia, tipo? Prasidėjo 2004 metais Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Tai čia tas centras? Jo. Europos centras. Čia ir yra parašyta Europos geografinis centras aplinkui. Tai šitas stulpas žymi Europos geografinį centrą. Tik pažiūrėkit, sėdžiu ant Europos geografinio centro. Susidėjau daiktelius, noriu darnuką paleisti. Kadangi aš esu absoliučiai vienas visur, tai aš pats savo bosas čia. Tai ką, prisiskraidžiu aš biškis to dronu ten į
pušį vieną, tai pam, biškai praskabiau spygliukus pušies. O aš žinokit, šitoje vietoje jau su jumis atsisveikinsiu. Judėsiu aš į Vilnių, tiesiog to tiesiu keliu namo. Tai nemanau, kad man verta kažką čia befilmuoti. Tai va, šiandien paėmėm 2 magnetukus Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, o kitam galvoju važiuoti gal į Šalčininkus. Tai va, paspaus tą like mygtuką, paspaus prenumeruot mygtuką, pasidalink su draugu, broliu, močiutė, mama, sesė, tėčiu, bet ko tik sugalvoji ir manai, kažkas video bus įdomus. O aš viskas, renkuosi savo visas manatkės, keliauju į šią, važiuoju į Vilnių. Susitiksim kitą kartą. Iki.